Aš norėjau nusipirkti savo batus riedučius, tai todėl nuėjau į Temu ir paieškojau ten batų su ratais. Ten buvo žiauriai daug pasirinkimų, bet išsirinkau būtent šitus, taigi aš juos užsakiau. Turėtų ateiti greitai. Na, o kol kas palauksiu. A few moments later. Labas. Labas. Ką veikia? O, jo, norėčiau kažkada tai. Jo, būtent žiauriai fainai. Jo, tai mes galėtume, kad tu atvažiuotum pas mane ir ten... aš tau perskambinsiu. Kas ten? Nieko čia nėra. Tai kas skambino? O! Atėjo mano batai. Ir taip greitai. Einu į vidų. Batai. O, labą dieną. Jūs kanale Meškutė. Ir šiandieną pas mane atėjo batai. Čia yra neįprasti batai, o su ratais. Kol kas jie nėra, bet aš padarysiu jums apžvalgą, aprodysiu šitus batus. Taigi, atidarom. Opa. Gražus kokie. Žiūrėkit, dar ant platformos tokias nedėlės. Viskas kaip aš mėgstu. Taip. Ir dar čia į komplektą eina tokie, žiūrėkit. Visokie tai tokie ratukai. Tai mes jūs irgi atidarysim. Čia kaip suprantu, čia ratukai. O čia, kad įdėti, žiūrėkit, į šitą skylutę va šitą, kai nevažiuoji. Aš jau peržiūrinėjau šitus riedučius kokiais 1000 kartų per internetą. Tai žodžiu, pradedam, žodžiu. Tai aš manau, aš pirmą noriu užsidėti šitus batus. Taip. Žodžiu. Taip, aš pirmą noriu užsidėti. Kažkaip jie nenori. Užsidėkit. Sunku uždėti. Ne taip sunku. Taip. O kol aš deduosi batus, jūs galite padėti laiką ir atsinešti arbatos ir skanėstų. Užveršiam kiek galim. Nes šiek teoriškai riedučiai, tai... Pirmas yra. Tuoj antrą uždėsim. Jie švarūs, nebijokit, aš galiu ant lovos. Nes jiegi nauji. Tai... užsidėjau. Jie žiūri gražus, man patinka. O, atsistosiu. Kokie patogus. Ir jie tokie ant platformos. Man žiūri patinka batai ant platformos. Taip, ir šitie ratukai. Tai ką, mūsų batukai. Ant platformos tokios. Tai jie užsiriša, jeigu ką. Ir štai čia reikia įdėti ratus. Tai čia naisut įdėti ratus. Taip paėmam ratą. Taip, kažkaip. Įdedam ratą ir aš noriu atsistoti, kad... įdėjau jį. Žiūrėkit, ir sukas. Ir taip reikia su visais padaryti. Jau teoriškai galiu važinėti ant vieno rato, bet ne. Aš noriu su visais. Aš noriu su visais važinėti, tikrai. Taip. Pim. Jau važiuoju su vienu. Visą tai atrodo. Su ratukais. Jau. Taip, ir antrą taip pat. Tai gaunasi, čia yra batai su platforma. Ir kai uždedu ratukus, tai čia dviguba platforma.
Tai čia aš pasižiauriai aukšta. Pam, pam. Nu, va, žiūrėkit, ratukai uždėti ir aš galiu jau važinėti. Aha, atsargiai. Nu, va, važinėja. Va, taip gali važiuoti. Va, palyginimą žiūrėkit. 10 ar keli skirtumai, kaip atskirti riedučius nuo šitų batų. Tai pirmas skirtumas yra, kad šitie ratai visi 4 į vieną eilę, tiesiog visi. O va čia jie yra po 2 kiekvienai pusėje. Va, gale 2 ir priekyje 2. Ir taip pat jie tokie pas juos stabdis čia, o pas riedučius, pas riedučius stabdis ten, o pas batus riedučius stabdžių nėra. Nors galima atsistoti va čia arba čia ir puikus stabdis tai bus. Nu va, žiūrėkit. Pavyzdžiui, jeigu matau kažkokį tai stulpą arba dar kažką, tiesiog va tai va. Va. Važiuoju ir va tai va. Arba taip pat į galą. Tai va, žiūrėkit. Ir ant jų taip pat galima suktis. Oi, tik aišku reikia mokėti. Na va, kad suktis, jeigu jūs turite tokius batus, kelis tutorialus galima padaryti. Tai žiūrėkit, kad suktis galima va ant šitų, arba taip pat ant šitų, bet ant šitų gali būti pavojinga, nes tu iš karto į galą tada varai. O va čia nais, tu kadangi į priekį, tau tai geriau gaunas, tai ne taip pavojinga kaip ant galinių ratų. Bet ant galinių ratų irgi gerai, bet ant galinių sunkiau. O ant priekinių tu čia tiesiog va tai va sukies. Galima taip pat važiuoti ir ant vienos kojos. Tai yra lengviau negu ant riedučių, nes ant riedučių taip pat pasakojau, kad jie visi į vieną šitą eilę. Ir jie yra plonesni ir didesni. O čia jie yra mažesni ir platesni. Tai su jais nepavojinga taip daryti stipriai. Tipo, kaip čia taip? Na, žodžiu. Su jais yra patogu. Juos taip pat galima naudoti kaip ir paprastus batus, ne tik kaip riedučius. Tuoj. Dabar pažiūrim, kaip jie būtų kaip paprasti batai. Paverskim juos į paprastus batus. Tai dabar reikia nuimti tuos ratukus. Va šitą paimi ir išstumė juos. Tai žiauriai paprasta. Va tiesiog imi. Pam. Galima, aišku, tos ratukus pravalyti, bet nereikia. Ašgi namie važinėjusi. Teisingai. Vo. Ir dedam tokius. Ant jų irgi galima uždėti netvirtai ir atsistoti. Ir tada jie automatiškai įsistatys. Taip. Nu, žiūrėkit. Tiesiog, va tai įdėjau paprastai ir dabar atsistojam. Opa. Ir žiūrėkit, jis įsitvirtina. Va. Aišku, tai keistai atrodys toksai padas. Keistas, bet nieko. Niekas nežiūrės į juos. Jūs vaikščioti su jais. Oi, kažkaip tai... Tasai nukrito. Dar kartą įdėdam. Tai verčiu trupučiuką. Nu tai ką? Įsistatė. Taip pat reikia ir su šitais. Na šitų aš irgi nuimsiu riedučius. Ratukus. Tai ir tos pačius įdėt.
Na va, aš ir įstačiau visus. Pams. Tai dabar jos galim tiesiog vaikščioti. Ir jie žiūri faini, man patinka. Jie tokie ant platformos, kaip ir pasakoju. Man žiūri patinka batai ant platformos, o čia va tieks. Pažiūrim, kiek centimetrų. Taip, man grįžau su ruletė. Pažiūrim, kiek ten platformai. Išvartiek, va tai tiesiog, tiesiog. Taip, ir 5 centimetrai platforma. Eina savo. Taigi va, tai manau, jau čia nėra ko daugiau aprodyti apie šitus riedučius, pasakoti. Tai manau, šiam kartui tiek. Tai viso gero, jūs buvot kanale Meškutė. Viso gero.